šios dienos tema yra tokia monstrai ir vaizduotės ribos. Ir aš iš pradžių truputį apie vaizduotę, tada truputį apie monstrus ir tada apie abu šitos dalykus vienu metu. Pradžiai štai toks dalykas apie vaizduotę. Vienas iš tokių populiariausių požiūrių į vaizduotę ir turbūt gal netgi dalykas, kuo daugelis iš jūsų turbūt tikėtų arba būtų pirma reakcija, jeigu reikėtų kažką pasakyti apie tai, kaip veikia vaizduotė, yra toks. Ir tai yra labai įtakinga idėja apskritai ir idėjų istorijoje, kai eidavo kalba apie vaizduotės veikimą. Taip. Idėja maždaug tokia yra, kad vaizduotė jinai nekuria kažkokių naujų turinių, jinai naudoja tai, kas jau yra, jinai jungia jau turimas idėjas, atskiria jau turimas idėjas. Čia pavyzdys būtų chimera. Čia kaip ir nieko naujo nėra, yra liūtas, ožys, yra gyvatė, tiesiog iš šitų dalykų, kurie jau yra pažįstami, prie kurių protas jau turi prieėjimą, jie yra sujungiami naujais būdais. Kitas kelias, kaip gali vaizduotė kažką padaryti, jin tiesiog gali suintensyvinti arba susilpninti kažkokius jau turimus vaizdinius. Ir milžino idėja kažkuria prasme yra tiesiog žmogus, bet labai didelis. Arba visagalybės idėja yra tiesiog tokia maksimali galingumo sąvoka. Kažkas yra ne šiaip galingas, bet labai galingas ir dar labiau galingas, be galo galingas. Tame yra kūrybingumo tam tikras aspektas, jungti, skirstyti, intensyvinti, silpninti, bet čia ir tam tikrą prasme nėra kūrybingumo, nes tu naudoji jau medžiagą, kuri ten yra. Ir dar vienas yra svarbus dalykas, va čia tokia iliustracija, kurią turbūt daugelis esate matę daug kartų reprodukuota. Čia irgi yra įdomus dalykas tas, kad tų formų čia yra įvairių, bet jos visada yra labai ribotos kiekiu. Kiekviena iš šitų figūrų yra pakeista vienu aspektu. Mes galėtume įsivaizduoti, kad viena figūra būtų, reiškia, iš karto pasižymėtų visais 5 šitais bruožais. Su viena akim, viena koja, ta akis galbūt ant krūtinės ir galbūt 2 galvos ir dar tos galvos vilko ir taip toliau. Mes galėtume visus tos dalykus padaryti, bet daug dažnesnis toks scenarijus, su kuriuo susiduriam žiūrėdami, kad ir tas pačias viduramžių ar renesanso graviūras bus, vaizduotės dėka padarytas vaizdinys, kuris skiriasi nuo įprastų dalykų kažkokiu ribotų kiekiu, ribotų skaičiumi aspektų. Kiek, čia turbūt būtų galima skaičiuoti, aš nežinau, ar kas nors yra bandęs tokius skaičiavimus daryti, kokie yra dažniausi. Bet aš nustebčiau, jeigu nebūtų taip, kad pats dažniausias pakeitimų skaičius būtų 1. Greičiausiai. Nežinau. Gerai. Dabar štai tokį nedidelį eksperimentuką aš padariau. Susiradau Google visokiausių sąrašų filmų pabaisų, filmų monstrų visokiausių ir pradėjau žiūrėti, kas tose sąrašuose. Ką ten galima aptikti. Tiesiog tų ankstesnių skaidrių kontekste ir pačios šitos idėjos apie tai, kad vaizduotė keičia ribotą kiekį dalykų ir ribotais būdais. Jungdama, atsiedama ir taip toliau. Ir jeigu mes žiūrime per tokius sąrašus, aš neskaičiavau, tenai tikslių proporcijų čia nepateiksiu, bet vienas dalykas, ko yra tiesiog tose sąrašuose pilna, yra va šito dalyko. Tai yra tokie žmonės, kurie kažkuo yra kitokie. Yra kažkoks bruožas suintensyvintas. Yra gal toks mažiau gyvas, gal labiau magiškas, gal biški purvinesnis, gal dar kas nors. Gal tų bruožų keletas bus sudėta, bet ne tiek daug. Bet jie aiškiai antropomorfinės būtybės, gali turėti kažkokią istoriją, kodėl jie yra tokie, kokie jie yra. Ir jeigu mes eitume per tos sąrašus, šitų dalykų ten, nežinau, bent jau pusė, gal daugiau negu pusė. Yra toks labai tipiškas monstras. Tai tiesiog žmogus, kuris vienu aspektu, ar ten keliais nedidelius kiekių aspektų pakeistas. Yra ir dar viena monstrų grupė tenai. Tai būtų tiesiog plėšrūnai, kartais parazitai, bet iš esmės plėšrūnai. Gyvūnas, kuris yra plėšrūnas, bet irgi suintensyvintas. Tai jis tiesiog didesnis, greitesnis, piktesnis, alkanesnis, gal truputį geriau planuojantis.
ar kažkas tokio, bet tai vis tiek bus plėšrūno vaizdinys, suintensyvintas plėšrūno vaizdinys. Kas dar įdomu yra, kad vėlgi, jeigu galvotume, kad vaizduotė iš esmės yra neapribota, tai mes įsivaizduotume, kad turėtų būti labai daug visokiausių kūno planų, kuriuos mes aptiksime, kad čia nebus tiesiog egzistuojančių gyvūnų versijos. Skorpionas, bet toks piktesnis. Žinduolis, bet didesnis ir taip toliau. Mes galbūt galėtume tikėtis, kad nebus tokio tvirto prisirišimo prie štai mūsų žemiškosios biologijos, prie mūsų žemiškųjų taksonomijų, kokių čia gyvūnų mes aptinkame. Netgi reiškia tokie labiau fantaziniai gyvūnai, kaip iš svetimo facehageris, aš nežinau kaip lietuviškai jisai vadinasi, jis irgi yra toks nariotakojis. Jis yra lerva ksenomorfo, bet savo kūno planu tai iš esmės yra nariotakojo forma. Tai nėra kažkas visai naujo. Būna atvejų, kur bando žmonės kažką padaryti ypatingai kitokio. Čia dabar bėgioja po internetą toks paveikslėlis, kur dirbtinio intelekto pagalba bando padaryti tokius fantastiškus gyvūnus. Vaikšto tokie šunys su daug pūkų linguojančių ir taip toliau. Bet įdomu tai, kad jie vis tiek yra šunys. Jis vis tiek turi 4 kojas. Gerai, jos ten galva kitokios formos ar dar kažkas, bet jis vis tiek turės žinduolio tipinį tokį architektoninį planą visą. Gerai. Ir tada dar bus tarpiniai variantai. Štai Geigerio originalus ksenomorfas, kuris buvo paskui truputį adaptuotas svetimame, jis buvo toks dar labiau antropomorfinis, negu paskui pirmoje dalyje realiai realizuotas buvo. Čia jis tiesiog yra žmogus, toks kaip ir žmogus. Jisai filme tapo daugiau plėšrūnas negu žmogus, jo antropomorfiniai bruožai buvo kažkaip pašalinti. Ir mes galime įsivaizduoti tada ko įvairiausius tokius laipsnius. Nuo tipiškai plėšrūniško iki tipiškai žmogiško. Ir koks nors va šitas Pumpkinhead monstras, jisai buvo toks labiau psichologizuotas negu ksenomorfas. Nors jisai turbūt buvo įkvėptas ksenomorfo. Aš įtarčiau, jis truputį arčiau tokio žmogiško archetipo, žmogiškos paradigmos. Prašau. Gerai, tai čia keletas tipiškiausių tokių vaizdinių, kaip tas monstras galėtų atrodyti. Visose tose ilgose sąrašuose galima aptikti keletą dalykų, kurie netilptų į šitas kelias schemas. Bet tikrai nedaug tų dalykų. Tai čia tokie gal garsiausi daiktas ir The Blob, gniutulas, kurie gal netilptų taip lengvai į tą žmogaus ir plėšrūno schemą. Čia kažkas truputį kito. Čia dalykas, kurio motivacijas gal sunkiau išvelgti, nes jis neturės tos tipiškos žmogiškos ar tipiškos plėšrūniškos psichologijos. Ir tada analogija, kurią čia lengviausia taikyti, tai turbūt yra tokia užkrato plitimo, ligos, kažkas, kas turi vieną tikslą, reiškia plisti. Nebūtinai netgi naikinti, nes naikinimas ten turbūt dažniausiai yra tiesiog šalutinis efektas pagrindinio tikslo, plitimo. Ir tada tokie dariniai jie gali, sakykime, išnaudoti baimės infekcijos, išnaudoti kažkokias baimės dėl taršos. Kartais ekologinėme kontekste gali pasirodyti tokio pobūdžio pabaisos. Bet šitie dalykai retesni ir jie truputį kitokie. Jie savo tikslingumo prasme paprastesni. Lengviau reiškia surašyti jų siekiamus tikslus kažkokiu labai taupiu būdu. Gerai. Dabar, kodėl toks yra srityje, kur tu įsivaizduotum vaizduotės šėlsmo ir tiesiog formų begalybės ir formų įvairovės, kodėl, žiūrint per tos sąrašus, tu matai tą patį, arba tu matai labai mažą skaičių variacijų. O tos variacijos paprastai būna kažkokiam siauram parametrų spektre tik tai. Nosferatu ir Drakula jie labai panašus, bet yra kažkoks siauras parametrų spektras, kuriame tu gali truputį parametrą pakeisti.
kultūros teoretikai yra nemažai tyrimų visokiausių darę, kėlė spekulacijų, dažniausiai mitologijos tyrimuose, kodėl mitologinės būtybės yra tokios, o ne kitokios, kodėl ten pomirtinio pasaulio vaizdiniai tipiškai kultūrose yra vienokie, o ne kitokie. Viena iš įtakingų teorijų štai šitam lauke yra Paskalio Boje minimaliai kontraintuityvių idėjų teorija. Jai keliasdešimt metų, apie 30 metų turbūt tai teorija, jinai vis dar įtakinga, tikrai ne vienintelis dalykas, kuris tame lauke yra. Ir Paskalio Boje idėja buvo tokia, kad vaizdiniai, kurie turi tokį didžiausią evoliucinį pranašumą, tai reiškia, jie gali lengviausiai plisti, būti labiausiai suderinantis du dalykus. Tai reiškia, jie turi optimalų balansą tarp dviejų dalykų. Pirmas, jie yra patraukiantis dėmesį ir dėl to jie turėtų būti kažkuo išsiskiriantis. Turi kažkoks siurprizo elementas būti tame vaizdinyje. Ir antras parametras yra, jisai turi būti įsimenamas. Tai reiškia, jis neturi tą idėją būti pernelyg kompleksiška, kad ją būtų sunku įsiminti. Tai kažkas, kas patraukia dėmesį, bet nėra baisiai sudėtinga. Tai turi turėti kontrintuityvių bruožų, bet tų kontrintuityvių bruožų turėtų būti santykinai nedaug. Tyrimai daryti įvairiausiai yra su liaudies pasakomis, su mitologijomis ir taip toliau. Ir paprastai geriausiai plinta, plačiausiai išplinta, geriausiai išlieka vaizdiniai, kuriuose yra vienas arba du keitimai. Tai reiškia, kažkas, kas pažeidžia intuityvų lūkestį vienu, maksimum 2 būdais. Jeigu 3 būdais, tu dar gali tokią istoriją papasakot, bet jinai paprastai per kelias kartas tų pasakojimai tiesiog nyksta. Jie evoliuciškai dominuot pradeda vaizdiniai, kurie yra mažiau kontraintuityvūs. Iš čia ir ta savoka minimalumo atsirandanti. Gerai, tai tokiame kontekste turbūt visai būtų nenuostabu, kodėl tie monstrai, apie kuriuos aš čia kalbėjau, kodėl jie yra tokie panašus į atpažįstamas kažkokias idėjas. Taip, žmogaus idėja su visu tiksliniu racionalumu, plėšrūno idėja, kuri mes irgi įsivaizduojam, kaip tipiškas plėšrūnas, ko siekia ir kaip funkcionuoja. Ir tada bus kažkoks nedidelis parametrų kiekis, kuris yra pakeistas. Tas kaip ir tiktų į tokį vaizdinį. Dabar dalis, sakykime, fantastinės ir siaubo literatūros kartais kelia savo ambiciją išreikšti kažką neišreiškiamą. Rasti kažkokią siaubo formą, kuri nebūtų sukišama į kažkokią labai paprastą, lengvą formulę. Kažką, kas negalėtų būti lengvai supakuota į gal aš nerasiu dabar geresnio išsireiškimo kažkokio, bet būtent į tokį lengvą kalbinį paketą, paprastą psichologinį vaizdinį, kažkas, kam išreikšti tau reikėtų kažkokios sudėtingo, ypatingo talento. Ir Lovecraftas, jis dažniausiai siejamas su tokiu idealu, ne? Netgi pats tas idealas dažnai vadinamas Lovecraftiškas siaubas ar toks Lovecraftiški vaizdiniai. Ir šitie vaizdiniai, jie turbūt ir turėtų pasižymėti tokiu maksimaliu kontraintuityvumu. Kažkas reiškia, kas nebūtų minimaliai kontraintuityvu. Kažkas, kas pažeidžia tavo intuityvius lūkesčius labai įvairiai, labai skirtingais būdais, maksimaliai reiškia, sukrečia tavo pasaulėvaizdį. Kažkas tokio turėtų būti. Ir literatūroje tą galbūt yra lengviau išreikšti negu kine, aš nežinau, ar su tuo sutiktumėte, bet jeigu reikėtų rasti pavyzdžių tokio Lovecraftiško siaubo kine, tame tarpe, pavyzdžiui, paties Lovecrafto ekranizacijose, na, nežinau, ar sutiks su manim, bet jų rasti yra sunkok. Ne, ir turint omeny Lovecrafto statusą literatūroje, tai kokia sėkmė yra jo ekranizacijų, yra tokia nedžiuginanti, ne? Turbūt, nebent kas nors pasakysit per klausimus kokių gerų rekomendacijų, man būtų įdomu. Jeigu aš pats ieškočiau pavyzdžių, tai
nebūtų Lovecrafto pavyzdžiai. Man gal toks artimiausias sėkmingam realizavimui tokios maksimaliai kontraintuityvios idėjos būtų turbūt gal Murhedo ir Bensono lietuviškai versta Paranormalu filmas. Ir čia yra toks niuansas, kad tam, kad tu galėtum tokias maksimaliai kontraintuityvias idėjas padaryti, tu turi kažką padaryti su žanro lūkesčiais. Tokiais. Tu gali nueiti į komediją, komedijoje labai daug kas yra leidžiama. Tu gali generuoti vaizdinius, kurie bus idiotiški, kurie bus, reiškia, neįtikimi. Tau nebėra pareigos, kad vaizdinys būtų toks, kad juo galėtum patikėti. Komedijoje gali būti dalykai, kuriais tu negali patikėti ir jie, reiškia, nuo to gali būti netgi patrauklesni, nes jas tada absurdiškumo efektą galės paryškinti. Kita sritis tai galėtų būti tokie labiau avangardiniai, eksperimentiniai kino filmai. Na ir Murhedas ir Bensonas kaip tik į tą pusę būtų. Kai tu įdedi šalia tam tikrą meninę ambiciją, meninio eksperimento idėją, tada atsiranda tokio leidžiamumo įnešti vaizdinius, kurie gal, reiškia, mažiau eksperimentinėme kūrinyje nebūtų leistini. Ten būtų jie pasitikti mažiau palankiai. Dar vienas kelias turbūt yra, ir gal sunkus kelias yra, ir čia iliustracija būtų Kennetho Angerio Lucifer Rising, tiesiog daryti tokį tikrovės kiną. Bandyti paduoti kažką labai keisto, bet tuo pačiu su pretenzija, kad taip ir yra. Tai reiškia ne fiktyvų pasaulį bandyti kurti, bet bandyti tai pateikti kaip realybę. Ir iš esmės, reiškia, Lucifer Rising paties Angerio kontekste tai tiesiog yra maginis ritualas, jisai, reiškia, Kraulio pasekėjas, tai tas filmas turėtų būti tiesiog užkeikimas, maginis užkeikimas. Dabar tu gali netikėti tokiais dalykais ir taip toliau, tai čia viskas tvarkoj, bet režisieriaus ambicija šitoj vietoje yra tokia, aš čia kuriu ne fikcinį pasaulį, pasaulis toks yra ir aš tiesiog atvaizduoju, aš keičiu pasaulį per šitą maginį ritualą. Tai tada gali tokiu, sakykime, gal čia kontrabanda tam tikra, bet gali įnešti keistumą per pretenziją, kad tu adekvačiai atvaizduoji pasaulį, kuris pats savaime yra labai keistas. Tai kažkas tokio. Tada tu gali pažeisti šiaip fikcijai taikomus tokius kriterijus, kad tu negali būti pernelyg laukinis, kurdamas fikciją. Nes tikrovė gali būti laukinesnė negu fikcija. Jeigu tu prisidengi tikrovę, gali pasakyti kažką komplikuotesnio. Okay. Gerai, dabar jeigu eina kalba apie minimaliai kontraintuityvės idėjas, klausimas reiškia, koks mažiausias pakeitimas galėtų būti štai toks, kuris būtų minimaliai kontraintuityvus. Ką mes ten galim pakeisti? Ir vienas tokių dalykų, kurie dažniausiai yra išnaudojami, yra tiesiog gal kitaip reikėjo sakyti, ne kuris reiškia dalykas minimaliai kontraintuityvus, o kuris dalykas yra tas, kuris išsaugo pakankamai intuityvumo, kad tu galėtum keisti kitus dalykus. Kuris dalykas yra tiesiog konceptualinė ašis tavo reikiamo vaizdinio, kad tu galėtum kitus komponentus aplink jį modifikuoti. Ir aš sakyčiau, ten, kai eina kalba apie plėšrūną, kai eina kalba apie žmogų, konceptualinė ašis yra tam tikra veikėjo idėja. Tau reikia turėti racionaliai interpretuojamo veikėjo idėją, kas psichologiškai labai paprastas dalykas. Jeigu nesate matę, aš labai rekomenduočiau, kada atsidaryti YouTube Haiderio ir Simelio 44 metų psichologinio tyrimo tokį trumputę animaciją. Ten tiesiog yra filmukas trumpas, kur yra visokių geometrinių figūrėlių, trikampiukų, kvadratėlių ir tos figūrėlės juda.
Ir neįmanoma jų matyti kaip figūrėlių. Jos iš karto yra matomos kaip veikėjai, kurie yra tam tikroj socialiniai interakcijai. Reiškia, trikampiukas puola kvadratėlį ar ratuką, kita figūrėlė bando išgelbėti, jie tenai bando užsidaryti, pasislėpti, puola, ginasi ir taip toliau. Tu turi absoliučiai skurdų stimulą, bet jisai aktyvuoja visas reikiamas psichologijos dalis, kad būtų iššaukta tavo veikėjo samprata. Ir staiga, reiškia, naratyvas čia automatiškai užsideda. Tu nebegali nematyti šito dalyko nenaratyviai. Galbūt gali, bet iš tikrųjų sunku. Yra tiesiog spontaniškai, automatiškai tas nusiskaito kaip socialinė interakcija. Kaip tam tikrų veikėjų siekiančių savo tikslų, turinčių savo emocinės reakcijas, baimės, tikslus, interesus ir taip toliau, interakcija. Ir šitą veikėjiškumo idėją labai lengva iššaukti. Yra nemažai tyrimų raidos psichologijoje, vaikai labai anksti pradeda skirti veikėjus nuo apskritai kitų judančių dalykų. Pagrindinis signalas yra trajektorijų pobūdis. Tai reiškia, ar trajektorijos yra tokios, kurios reikalautų tam tikro vidinio impulso, kad paaiškintum tą trajektoriją. Ar objektas gali pats pakeisti savo judėjimo kryptį. Jeigu jisai keičia judėjimo kryptį be išorinių jėgų poveikio, jis yra nuskaitomas kaip veikėjas. Nes fiziniai daiktai, jie juda trajektorijomis tiesiomis, reiškia, nebent yra kažkokia išorinė jėga, kuri pakreiptų juos. Sustabdytų, pagreitintų, pakeistų kryptį ir taip toliau. Ir čia yra labai, labai bazinis psichologinis faktas. Kai tik tu pamatai dalyką, kuris juda kitaip negu fiziniai objektai, tam tikra minimali veikėjiškumo savoka iš karto priskiriama. Kaip musė, jeigu skrenda, jinai pati iš savęs keičia pobūdį, ne tik vėjo yra blaškoma ir staiga tu labai aiškiai matai, kad musė yra kažkas, kad čia nėra vien tik kažkokia dulkė ar šiukšlelė, kurią vėjas kreiptų. Pačios trajektorijos labai lengvai atpažįstamos. Ir bazinis dalykas. Ir galima suprasti, kodėl evoliuciškai tokie dalykai buvo svarbus. Išmokti skirti tokius dalykus. Gerai. Ir dabar, jeigu tu gali aktyvuoti šitą veikėjo idėją, dalykai, kuriuos tu gali pakeisti, gali būti praktiškai bet kokie. Čia, pavyzdžiui, yra Kristina filmas apie automobilį. Šito filmo monstras yra automobilis. Ten yra dar, žodžiu, istorija už to, kad tai yra demono apsėstas automobilis ir taip toliau. Yra tam tikri paaiškinimai. Demonui priskirti racionalią psichologiją labai paprasta, suprasti demono tikslus dažniausiai nėra taip baisiai sudėtinga ir taip toliau. Tai čia yra šone dar pridėtas visas tas bagažas, bet pati bazinė idėja minimali. Jeigu tu gali pademonstruoti, kad šita mašina pati iš savęs keičia savo judėjimo kryptis ir taip toliau, įdedi ją į kažkokį tikslų rėmą, staiga tas dalykas gali tapti tiesiog žmogaus versija. Toks kaip žmogus, reiškia, antropomorfizuotas dalykas be žmogaus kūno. Reiškia, žmogiška psichologija įdėta į nežmogišką fizinį substratą. Bet racionalus interpretavimas tokios būtybės bus lygiai toks pats kaip bet kokio žmogaus. Tada, o ką jis žino, ką tokia būtybė, ko jinai siekia, kokias strategijas rinksis tam, kad pasiektų tos tikslus ir taip toliau. Aiškinimo modelis yra lygiai tas pats, kaip aiškinant bet kokį žmogų. Tada, kai ta būtybė buvo sukategorizuota kaip veikėjas. Ir gali būti dar paprastesni dalykai. Yra šitame filme monstras yra padanga. Robertas vardas šito monstro yra. Tiesiog padanga, kuri jinai irgi nėra dar reiškia minimalizuota, nes ten vyksta dalykai visokie. Jinai reinkarnuoja, telekinezė užsiima ir taip toliau, bet galėtume įsivaizduoti, kad ta padanga nieko kito nedaro, tik važinėja ir traiško dalykus. Užtektų to. Jeigu jinai važinėja ir traiško taip, kad tą važinėjimą ir traiškinimą tu gali sudėti į tokio racionalaus tikslinio aiškinimo struktūrą, to visiškai užtektų. Mes turime štai veikėją, kuris reiškia, ramiai gali būti monstru. Monstru, kuris suprantamas, prognozuojamas ir taip toliau. Tai
Šia prasme, net jeigu tų pakeitimų nėra daug, pakeitimai šiuo atveju yra išsaugantis pakankamai daug pagrindo, kuris leistų prisirišti racionaliomis interpretacijomis prie tos būtybės. Tu gali dabar keisti tiesiog fizinį pavydalą, bet palieki psichologinę struktūrą. Tai tas dalykas, kurį tu išsaugai, yra psichologinė struktūra, racionaliai interpretuojama, tas dalykas, kurį tu keiti, yra fizinė realizacija. Kažkas, kas yra pažįstama ir iš įvairiausių religinių vaizdinių. Ne? Jeigu mes įsivaizduojame religinę idėją, kuri atskirtų kūną ir sielą kaip du atskirus dalykus, tai tu gali tą sielą įdėti labai įvairias vietas. Tai čia kažkas panašaus tokio ir vyksta, toks tam tikra apsėdimo forma. Kodėl ta padanga yra monstras? Todėl, kad ją apsėdo tam tikra psichologija. Dabar iš kur ta psichologija atsirado yra atskiras klausimas. Tai gali būti kažkokia siela kažkieno, gali būti dar kas nors, bet netiek svarbu. Svarbu reiškia, kad yra toks dualistinis, intuityvus atskirimas, kad šitas kūniškas substratas neapibrėž to, kas yra reikalinga racionaliam aiškinimui tokios būtybės. Gerai, ir dabar kine sykiais nutinka štai toks dar dalykas, kad darai tą kino filmą ir sukuri kažkokius vaizdinius, kurie lengvai nepasiduoda būtent šitam įkišimui į lengvai suprantamą racionalų interpretavimą. Galbūt, reiškia, prisižadėjai ir padarėjai idėją pernelyg komplikuotą. Tai, tarkim, reiškia, čia iliustracija netaip svarbi, bet jinai iliustruoja, reiškia, idėją kompozicinės semantikos. Tam, kad jeigu mes turime sudėtinę kalbinę išraišką, sakinį, pavyzdžiui, įprastas būdas galvoti apie tai, kaip sakinys gali būti prasmingas, ką jis gali reikšti, yra sakyti, kad sakinys kažką reiškia dėl to, kad jis yra sudarytas iš dalių ir tos dalys kažką reiškia. Pavyzdžiui, tame sakinėje yra žodis katė, o žodis katė turi prasmę. Ir sakinys yra sudarytas tam tikrų būdų. Pavyzdžiui, yra sintaksinės kažkokios jungtys ir taip toliau. Ir atskirų dalių prasmė kartu su taisyklėmis, kurios jungia atskiras dalis, sukuria šito darinio bendrą reikšmę. Sakinys įgyja prasmę dėl to, kad jis yra išanalizuojamas į komponentus, komponentų individuali reikšmė kartu su jungimo būdu duoda visumos reikšmę. Bet alternatyva kokia galėtų būti, pavyzdžiui, bent jau pradžioje filmo Arrival, ten yra tokie septinkojai, jie turi kažkokią komunikacinę sistemą, tokius rašalo ratus, purškia ir taip toliau. Ir bent jau pradžioje kyla toks lingvistinio interpretavimo klausimas. O kaip suprasti šitos dalykus? Ką jie reiškia? Ir ten numetama idėja tam tikra, kad čia yra kažkas kito. Čia kaip tik yra alternatyva tam, kas buvo praeitoj skaidriai. Tai reiškia komunikacinė sistema, kuri negali būti išanalizuota į atskirus vienetus. Jis yra holistinė. Jis nėra dalių jungimas, tai kažkokiais dalių jungimas taikant taisyklės. Tai yra kažkas, ką tu turi interpretuoti kaip visumas tam tikras. Kažkas, kas negali būti suskaidyta į dalis. Ir šita idėja yra komplikuota. Kaip galėtų atrodyti toks semantinis holizmas, kuris nėra kompozicionalus, negali būti išanalizuotas per dalių santykius, yra sunku suprasti. Teoriškai gali, bet labiau negu raidės, ne? Labiau, bet taip. Jo. Ir tada, kas atsitinka tame kine, žodžiu, reikia rasti būdą, kaip padaryti istoriją sklandesnę. Ir staiga komplikuota idėja yra paverčiama į nekomplikuotą idėją. Jeigu atsimenate, kas buvo, pradėjo, reiškia, dešifruoti gabaliukus. Tenai šitas daiktas reiškia žmogus, o šitas daiktas kažkokia reiškia raukšlelė, reiškia ginklas ar įrankis. O gal ginklas arba įrankis, kažkas tokio. Bet staiga komplikuota idėja, nekompozicinės semantikos apskritai tokio visai kitokio požiūrio į kalbos veikimą, tam, kad ją integruotum į tolesnį naratyvą, tu ją pakeiti idėją, kuri nėra tokia komplikuota, paprastesnė.
Ir kažkas tokio vyksta gan dažnai. Ne? Jeigu nežinau, kas esat matę, pavyzdžiui, žiūrėję Stranger Things ir kas ilgainiui vyko tame seriale, tai jeigu mes tokį įsivestume kažkokį Lovecraftiškumo matavimą, tai pirmame sezone jau buvo nepalyginamai daugiau negu paskutinėme. Ne? Paskutinėme sezone mes turime, reiškia, vaiką, kuris, reiškia, turi vaikystės traumų, dėl to pasidarė blogas, mes turim visą jo motivaciją, kodėl jis elgėsi taip, kaip jis elgėsi, jis yra visiškai žmogiškas, net jeigu jisai dėl ten tokių ir anokių priežasčių įgyjo tam tikrų antgamtinių galių, bet tai yra, reiškia, žmogiška psichologija, toks, reiškia, visiškai žmogiškas monstras, ko nebuvo pirmoje dalyje. Ir tame turbūt yra kažkokių priežasčių, kodėl taip nutinka. Kai tu įsivedi, reiškia, šitą personizuotą blogį, kuris yra racionaliai interpretuojamas, naratyvo galimybių visokiausių atsiranda naujų. Tu gali, reiškia, empatizuoti tam blogio įsikūnymui, nes tu matai, reiškia, kodėl jis yra toks, koks jis yra ir taip toliau. Pirmojo sezono blogio negalėjai racionaliai interpretuoti. Jis yra tikrai kažkas, kas netelpa į tokias interpretacinės schemas. Yra komplikuota idėja, kuri tikrai kitokia, kurias tu negali pagauti lengvai paprastu psichologistiniu aiškinimu. Ir tada atsiranda kita idėja, kurią tu gali lengvai integruoti tą psichologistinį aiškinimą. Iš to, kas buvo pakankamai Lovecraftiška, atsitiko kažkas, kas yra visiškai ne Lovecraftiška. Tokio tipo judesys. Gerai, ir dabar dar keletas niuansų. Tai jeigu aš dabar kalbėjau apie būtybės, ne, monstrus, galima panašiai taip pat kalbėti ir apie ištisus pasaulius, reiškia, siaubo filmų pasaulius, pasaulio konstravimo būdus, kad jie irgi pasižymės tokia pačia struktūra, jie bus pakeisti kažkokiu ribotų kiekiu aspektų. Ir čia tikrai nėra kažkas būdinga vien ten reiškia, siaubo filmui. Ne? Jeigu imkite bet kokį, reiškia, tokį fantaziją pasitelkiantį pasaulio kūrimą ar utopinį literatūrą, nežinau, žvaigždžių karuose, tai tas pasaulis jis yra kažko toks pats. Reiškia, žvaigždžių karų pasaulio bare viskas vyksta labai panašiai kaip Vilniaus bare. Ne? Muzikinė grupė groja, jie ten bus kitaip apsirengę, reiškia, padarai biškai kitaip atrodys, bet jie vis tiek bus daugiausiai tokie, reiškia, žmonės tik taip truputį kitokie, suintensyvinti skirtumai tarp skirtingų žmonių grupių, jie įvairesni. Tenai galioja kažkas panašaus į ekonominę sistemą, kokią mes čia turime, vyksta mainai ten ir taip toliau. Ginklai atrodo panašiai taip pat, reiškia, tokio pistoleto formos. Kaip? Angliškai kalba. Kine visi angliškai kalba. Jo, bet žodžiu, tas pasaulis, jisai pasižymė kažkokiu ribotų kiekių aspektų, kuris jis skirsis. Aha, ten galbūt, reiškia, atsiranda kažkokios papildomos jėgos tame pasaulyje, kurias gali kažkokios specifinės grupės žmonių išnaudoti. Galbūt atsiranda naujos technologijos, bet jų bus mišinys visą laiką toksai, kad tu įvedi naują komponentą kažkokį, išsaugai kelis senus. Reiškia, bus toksai keitimo ir tausojimo balansas visą laiką. Kažkokių dalykų turi konservatyviai išlaikyti tam, kad tu galėtum suprantamą istoriją konstruoti. Ir čia keli pavyzdžiai iš naujesnių tokių, reiškia, folk horror žanro filmų. Labai rekomenduoju, jeigu nematėte Stolevskio Nebūsi viena, vienas geriausių dalykų, ką aš esu matęs. Tai, žodžiu, čia yra filmai, kurie kaip ir įprasta tokiam liaudiško horror, liaudiško siaubo žanre, rodys kažkokį tokį pastoralinį landšaftą, kažkoks kaimas, kaime vyksta žemdirbystė, žmonės kažką ten daro ir turi savo žemdirbiškų tikslų, turi savo kultūrinių idėjų, visokiausių ritualų ir taip toliau. Ir dabar vienas dalykas, ir tame
tame pasaulyje bus ir kažkokių dalykų, kurie yra neįprasti. Ten raganų, pavyzdžiui, yra. Raganavimas vyksta. Labiau, mažiau intensyvus, bet, žodžiu, yra bent jau tikėjimas raganavimu ir gal netgi tikrų raganų yra tose filmų pasauliuose. Šitie abu filmai, jie yra, turbūt didelė dalis jų įtampos yra pastatyta ant to, kad jie tiesiog išsaugo iš mūsų pasaulio tam tikrus socialinius santykius. Reiškia, visų pirma, lyčių santykius, moterų vaidmuo ir taip toliau, reiškia, moterų situacija, įtampos kylančios dėl to ir taip toliau. Ir tada tas siaubo filmas, jisai gali, kurdamas pasaulį, bet jį išlaikydamas panašų į šitą pasaulį, užsiimti ir tam tikrų socialinių komentarų. Reiškia, šitie abudu filmai, jie, sakyčiau, yra feministinis toks siaubo filmas. Apie raganystę apskritai labai dažnai, reiškia, jeigu mes turime kažkokius, bet kokius kultūrinius, reiškia, produktus apie raganavimą, tikėtina, kad tenai pasirodys kažkokių idėjų apie moterų padėtį ir moterų teisės. Ir šitie filmai, žodžiu, tas komponentas, kuris yra išsaugomas, yra kaip tik suintensyvinta versija mūsų šito pasaulio. Arba nebūtinai suintensyvinta, bet reiškia labiau eksplicitiška versija mūsų pasaulio. Reiškia, tos įtampos socialinės, kurios yra mūsų pasaulyje, jos ten yra ir jos labai lengvai matomos. O tada bus kažkokie komponentai, kurie sukuria foną šitam socialiniam komentarui. Nu, pavyzdžiui, raganos idėja, kuri dar labiau leidžia, reiškia, pabrėžti tokį sukitinimą, šiuo atveju moters. Ne? Gerai, ir mes turime tada štai tokią strategiją, kuri bus irgi panašiai, ta minimaliai kontraintuityvių sąvokų strategija. Labai daug dalykų laikai susietų su mūsų pasauliu, keiti kelis komponentus tam, kad galėtum išryškinti, ką tu nori padaryti. Ir čia irgi dalykas dažnas yra. Jeigu mes žiūrėtume ten 50-ųjų, 60-ųjų siaubą, ten daug yra tokio nuogastavimo dėl atominių sprogimų, ekologijos ir taip toliau. Pati idėja, kad gali mutuoti kažkokie padarai, ten labai daug yra mutantų tuo metu, reiškia, nuo Godzillos iki, reiškia, krabų visokiausių didelių ir taip toliau, kas irgi tokia atspindi laiko dvasią. Tai yra pasaulis toks kaip šitas, tik tai, reiškia, atominiai bandymai turėjo tokių efektų, kurie galbūt yra tikėtini, bet pas mus jie nerealizuoti, bet jie galbūt gali būti realizuoti ir tas filmas gali skambėti kaip tam tikras įspėjimas. Dabar paskutiniais, turbūt kokį 10 metų, irgi turbūt siaube daug ten, elevated horror visoje arenoje daug yra tokio socialinio siaubo kino. Reiškia, rasių santykiai ir panašiai. Čia Pilo As irgi yra tas pasaulis, kuris tiesiog amerikietiškame kontekste rasių santykius perteikia per tam tikrą erdvinę metaforą, kur, reiškia, tai, kas tau būtų, reiškia, susisluoksniavimas visuomenės, tampa realiu, reiškia, susluoksniavimu erdviniu. Kur, reiškia, kai kurie žmonės, kai kurios žmonių grupės gyvena žemiau negu kitos žmonių grupės ir tada tu gali per šitą įrankį išreikšti tam tikrą idėją, kurią gali panaudoti socialiniam komentarui. Bet tam, kad ta idėja galėtų plaukti, tau reikia ją išaknyti vaizdiniuose apie apskritai rasių santykius šitoje visuomenėje. Gerai, tai kiek čia man pavyko pasakyti, ką aš bandžiau pasakyti, aš tikiuosi, kad pavyko. Ir čia būtų pabaiga, man būtų įdomu jūsų kokių nors komentarų, ypač jeigu jūs turite patarimų, kokį gerą Lovecraftišką pasaulį kine, jeigu matėte, aš norėčiau jį irgi pamatyti. Sako Keidžo, Color After Space, Nikolo Keidžo visai nieko. Color After Space su Nikolu Keidžu. Taip. Plius esu gerų dalykų girdėjęs apie irgi Mandy su Nikolu Keidžu kitą. Mandy visiškai pritariu, jo Mandy, taip Mandy. Color After Space aš taip kukliau vertinčiau. Kelkit rankas.
Norėjau paklausti, kiek jūs esate susipažinę su semiotinėmis teorijom, ten yra ta koncepcija semiotinio kvadrato. Ir semiotika šiaip teigia, kad prasmė gimsta opozicijoje, kai kažkas yra priešinama, kažką tik tame atsiranda prasmė. Kiek jūsų tezė yra su to artima? Tai jinai artima turbūt, nes opozicija čia irgi labai kertinis dalykas. Ir tu turi tam tikrą supriešinimą, turėti intuityvaus lūkesčio pažeidimą kažkurį vietoj, kas ir būtų supriešinimo tam tikrą formą. Tam, kad tu galėtum patraukti dėmesį, kad tas, reiškia, vaizdinys, ar ten pabaisos, ar ištiso pasaulio, galėtų būti patraukiantis dėmesį. Dabar to nepakanka. Reiškia, tada tau reikia dar kažkokių papildomų dalykų. Tame tarpe, reiškia, tas kontrastas negali būti maksimalus, jis turi būti kažkoks labiau ribotas. Jis galbūt gali būti didesnis, mažesnis, bet kuo didesnis jis bus, tuo tai bus toksai sunkiau virškinamas dalykas. Sunkiau pastebimas, sunkiau suprantamas ir taip toliau. Tai šia prasme, tokiam labai abstrakčiam lygmenį, tai turbūt panašios idėjos galbūt. Tas prieštaravimas čia yra būtina konceptualinė dalis. Aš iš principo truputėlį anksčiau jau keliau ranką, bet dabar matau, kad beveik to pačio paklausiu. Iš principo, visas žmogaus, kalbėjom apie vaizduotę, apie, ta prasme, jos ribotumą ir panašiai, tai ribotumas pirmiausia pareina iš potyrių. Nes, tu negali tos vaizduotės išnaudoti kažkaip kitaip, negu remdamasis į savo asmeninę patirtį, ką tu girdėjai, ką tu skaitėjai, ką tau draugas grįžęs iš filmo papasakojo ir panašiai. Ir todėl turbūt tas reiškia, kiekis tų pakeitimų, kuriuos tu darai, jis irgi turi kažkokią tą protingą ribą, nes jeigu tu, gerai, tarkim, aš įsivaizduoju, aš pridarysiu ten tų belekiek tų pakeitimų, darydamas kažkokį tokį, bet tai turi būti atpažįstama žiūrovui arba skaitytojui ir jeigu aš padarysiu per daug ir jis nebesugebės jo atpažinti, tai jisai tiesiog tai pažiūrės kaip nesąmonė. Tai tame turbūt ta riba ateina irgi, ne? Taip, aš čia pritarčiau. Ir tada tu gali keliais būdais pažiūrėti šitą dalyką. Tu gali, pavyzdžiui, galvoti, kad galbūt man reikia duoti tam tikras instrukcijas, kaip žmonėm susipažinti su reikiamo tipo patirtimis. Ar ne? Ir, pavyzdžiui, muzikoje ten kokių 60-ųjų, reiškia, buvo gyva idėja, kad, tau reikia tam tikrų, reiškia, ne ekstraordinarinių patirčių, galbūt sukeltų narkotinių medžiagų, tam, kad tu galėtum tinkamai suprasti, ar, reiškia, tinkamai pajausti viską, ką galima pajausti, štai klausant šito muzikinio kūrinio. Ten, kur aš rodžiau, reiškia, Kennetho Angerio Lucifer Rising, tai, reiškia, dažnai kino seansuose, kai jis rodydavo, reiškia, tai buvo laikai, kur buvo truputį kitoks, reiškia, teisinis reguliavimas įvairių psichoaktyvių medžiagų. Tai, reiškia, būdavo netgi specialios pertraukėlės, jis darydavo vien, reiškia, trumpametražius filmus ir būdavo specialios pertraukėlės, kada reikėdavo, reiškia, suvartoti LSD ar dar ką nors, tam, kad efektas per, reiškia, trumpametražį filmą, kuris bus po 2 trumpametražių filmų, ten toks, koks jis turi būti, ne? Tai tu gali įsivaizduoti, kad toks instruktavimas per papildomas priemonės gali tapti dalimi siekiamos reprezentacijos. Ne, bet dažniausiai turbūt šiuo metu režisierius neturi tiek daug įrankių tokius dalykus padaryti. Ne? Aš dar pasinaudosiu progą, kad mikrofonas šalia klausimą vieną turiu, turbūt su kinu labiau susijusi. Ta minimalaus kontraintuityvumo teorija, ar ne? Aš pagalvoju, kad jinai kažkiek primena Freudo prieš 100 metų iškeltą idėją apie uncanny, lietuviškai berods nejaukumas. Tai kartais, nežinau, ypač apie siaubą kalbant, ar nėra taip, kad, tarkim, kūrėjai, kino arba literatūros sąmoningai neieško to siaubo kosmiškumo, nes siaubą sukurti per tai, kas yra beveik taip pat, bet ne taip, kaip mes žinom esant, ar nėra, kartais tiesiog paprasčiau ir patogiau. Čia turbūt labai skirtingos strategijos yra ir skirtingi režisieriai ar režisierės kitaip darys, bet yra šitas toks subžanras, kaip
išnaudoti šitą efektą uncanny, aš nežinau lietuviškas, koks čia būtų terminas. Ir nejauka tam tikra ir tas pats, reiškia, Jordanas Peele tą naudoja, kur tu turi kartais personažus ir tu negali suprasti, ar jis kažkiek demoniškas yra ar nėra, nes jisai turi kažkokį minimalų signalą, kad kažkas yra ne taip, bet tas signalas yra toks minimalus, kad tu negali apsispręsti. Ir yra kuriama tam tikra tokia įtarumo atmosfera ir dažnai to atsakymo ir nėra, arba tas atsakymas ateina kažkada vėliau istorijoje, bet tu gali eiti per subtilumą, tu gali eiti per šokiravimą, per suintensyvimą impulso. Ir turbūt abi šitos strategijos yra prieinamos. O prie kokio žanro Twin Peaksą priskirtumėt? Nu, gal apsiribokime jau to klasikinių serialų, nes ten, kaip ir, žinot, vietomis lyg ir pateikiamas, lyg atrodo kaip surandamas atsakymas, o paskui iš to kyla vėl kažkas, tai ir galutinio atsakymo mes negaunam. Gal kas nors man padėtų šitoje vietoje. Aš tikrai nesu toks kultūros teoretikas, kuris tinkamai į žanrus galėtų skirstyti. Čia kartu su Twin Peaksu šiek tiek kilo, norėjau paklausti, kokia mintis yra apie semiotinį siaubą, specifiškai simbolių siaubą, nes, žiūrėt, yra tas kosminis Lovecrafto ir panašiai, bet jį paimam Chamberso King in Yellow originalų, jį paimam Umberto Eco Foucault švytuoklį, ypač su tuo, kas ten pabaigoje įvyksta, ir jį paimam Borgeso, ypač dvi istorijas, viena tai Zahir, o kita Tlionik Bar Orbis Tertius, ten grinai apie tai, kaip patys simboliai prieš mūsų kyla, kaip staiga mes visiškai nebekontroliai tarp simbolikos, atrodo, būt pačiam išduotam knygos, kurią skaitai, arba patekti į spastų su knyga, kurią skaitai, arba įmanomas ir toks siaubo variantas tada. Bet jis turbūt yra kažkiek parazitinis ant apskritai idėjos maginės simbolių galios. Jis toks, reiškia, antras žingsnis jau po to. O šiaip, reiškia, siaubo kine labai daug yra tokios okultinės, ezoterinės simbolikos naudojama. Ir turbūt funkcija dažnai yra tokia, kad sukuria lūkestį, kad čia yra galingos galios kažkur kontekste, kad čia yra pavojus tam tikras. Tie simboliai, jie gali kažką padaryti svarbaus. Arba jie gali signalizuoti kontekstą, kuriame gali įvykti kažkas svarbaus. Aukojimas, mirtis, nesėkmė ar dar kas nors. Ir tada tai yra tiesiog būdas perduoti tą idėją. O čia turbūt toks sekantis žingsnis, kaip tą idėją pavojaus susietos su simboliais eksploatuoti toliau. Jo, pagalvojau apie tokį dalyką, apie kurį mes šiaip mažai šnekam. Pavyzdžiai tai visi pas mus iš to Hollywoodo plus minus, gal biški Europos buvo. O ką kitos didelės tokios kinematografinės kultūrinės tradicijos, tai Bollywoodas ir kylantis po truputį Nigerija Woodas, aš nežinau, kur jisai ten Nigerijoje ten lokalizuojasi, bet ten irgi ten kepa filmus kaip kotletus maždaug. Tai aš galvoju, kad, kadangi jie ten ir veiksmo filmų, ir komedijų, ir visko, jie gal ir siaubo žanrą kažką daro tokio bollywoodiško. Ar teko susidurti su tais reiškiniais ir kaip tam tokiam kitam kultūriniam kontekste jie bando tą interpretuoti, ką jie ten kapoja galvas po to indų šokio šoka. Ačiū. Dabar indiško siaubo kino tai dabar visokio įdomaus yra. Jeigu kas norėtumėte užmesti akį, aš ypatingai rekomenduočiau tokį, kuris vadinasi Tunbad. Jis toks arthausinis siaubo filmas, ten eksploatuoja indišką mitologiją, bet tikrai dailiai padarytas. Ir yra nemažai tokio feministinio indiško siaubo, nes ten tikrai yra ką eksploatuoti. Yra kastų sistema ir visokie dalykai, sati idėja ir taip toliau, tos dalykus galima eksploatuoti, yra įdomaus to kino, bet turbūt šitas siejimas indiško kino su šokiais, jis toks truputį jau senstantis. Dabar, bet buvo, reiškia, daug siaubo filmų su šokiais. Šiuo metu turbūt jau nebėra tos tendencijos, bet ar čia būtų galima kažkokį dar papildomą
tokį griežtesnį apibendrinimą padaryti, kuo skirtusi, sakykime, vakarietiškas siaubo kinas nuo indiško siaubo kino kažkokie tokie baziniai, struktūriniai skirtumai, aš nesugebėčiau čia tokio dalyko suformuluoti. Man atrodo, kažkas tokiam aukštam abstrakcijos lygmenį labai panašus dalykai vyksta. Čia prieš tai kalbėjęs kolega pakišo idėją, o japoniškas siaubo kinas, mums jis atrodo toks smarkiai kontraintuityvus ir čia turbūt daug sužaidžia dėl to, kad mes kultūrinio konteksto nežinom. Ar jis ir patiems japonams atrodo taip smarkiai kontraintuityvus? O čia tikrai aš negaliu atsakyti, čia reikėtų klausti kažko, kas yra japonas arba tyrinėja japonišką kiną. Japoniškame kine tikrai daug yra tokio ekstremalumo įvairiausių formų. Ir vienas filmas, kuris čia gal tiktų visai paminėti kaip pavyzdys, yra toksai Tetsuo, vadinasi, geležinis žmogus, kur yra, žmogus turi tokį seksualinį fetišą keisti kūno dalis metalu, reiškia, jis turi fetišą metalui ir jeigu tu kažkaip įsivaizduotum holivudinį kiną, tai tas fetišas turėtų kažkur pasibaigti, turėtų būti moralas kažkoks. O tenai, reiškia, viskas be galo. Tiesiog yra visas kūnas pakeičiamas, kūnas didėja ir taip toliau. Yra žodžiu, suintensyvinama idėja maksimaliai. Tai šito tokio ekstremalumo yra turbūt nemažai japoniškame kine ir dabar ką čia būtų galima pasakyti tokio kultūrologiško, apie tai aš nežinau. Ar čia yra tiesiog tokie kažkoks kultūrinis didesnis reiškinys, ar tiesiog atsitiktinumas, kad taip nutiko dėl japoniškos kino industrijos specifikos, finansavimo būdų ar dar ko nors, aš negaliu pasakyti. Aha. Čia aš norėjau kaip pavyzdį iš vakarietiškų filmų pasakyti, tai jeigu panašu į Tetsuo, tai būtų Titanė. Ten, kur moteris pasimyli su mašina ir pagimdo mašiną žmogų. Tai jo, arba Cronenbergo filmai